Ką sveiki chebrytė, paskutinis rytas mano Gold Coast'e prasideda su lietum ir tokiu oru. Mes jau susikrovę daiktus, tuo išsičekininsim. Dabar nežinau, varysim gal pusryčių kažkur pavalgyti ir pasigalvosim, ką tokiu oru galima paveikti. Galvau dar paskutinę dieną gal išeis pasimaudyti arba gal surfint varyt, bet panašu, kad nei pasimaudyti, nei surfint nėra pats geriausias oras. Bet yra aplinkui Gold Coast'e kelios vietos, kur norim dar pavažiuoti ir pasižiūrėti, tai tikriausiai gal paeksplorinti kažką varysim. Ir man skrydis 6 vakaro, gal ar 7 kažkur, tai turim realiai visą dieną ir skrendam atgal į Sidnėjų šiandien. Tai va, tokias trumpas atostogas gausis. Ką chebrytė užsirašė, mes ką tik masažui šitoj vietoj. Tai pagalvojom, kad paskutinę dieną savo skirsim tokį atsipalaidavimą biškį, kadangi oras nėra pats geriausias, vis lyja, tai lauke realiai nelabai ką paveiksim. Prisivalgėm ką tik pusryčių ir galvojom dabar nuvarysim vėl į tą žaidimų vietą, kur praleidom pirmą dieną. Tai pabūsim tenais 2 valandas, tada masažas, tada nuvažiuosim į vieną dar vietą truputėlį pažiūrėti panoramą gražiai ir viskas, mano diena čia baigsis ir tada jau skrisim atgal į Sidnėjų. Is this right? What the hell? What am I supposed to do with all these? Oh, it moves. I lost. What? I lost. I got all the rings but 0 points. Now you go. I'm gonna put on my baby. Ooh, look at the view. Jie dar vieną naktį praleis Gold Coast'e, tai dabar įsičekinu viešbutį viršutiniam aukšte. Pažiūrėsim, ar gavo labai gerą kambarį su vaizdu į viską. Ooh, fancy. Joe, you're too fat. Too fat. Let me go and take a video of this. Oh, look at that. Sakyčiau, visai irgi neblogą gavo vaizdą. Visai fancy toksai. Viršutiniam aukšte. Pats kambariukas irgi neblogas ir šiandieną naktį praleis. Visai fainai. Oh, thanks, bellboy. Tip, yeah. $1. Fancy. Dabar tik supratau, kad mano masažas už 5 minučių prasideda ir aš turiu nubėgti iki ten. Tai biškį vėluosi jaučiu, gal labai nepyks. Pasiėmėm po pusvalandžio masažą visi 3, tik skirtingų laikų, nes nebuvo vienu metu, norėjom visi vienu metu varyti, kad 3 masažuotų kartu, bet išeina taip, kad aš pirmas eisiu, o tada jie dviesi tokį tipo porų masažą gaus. Tai va, tai aš dabar bėgu pirmas, o jie tada po pusvalandžio atvarys irgi savo masažai. Ėmėm po pusvalandį, nes brangu žiauriai. Ir ten kainuoja gal $8 su pusvalandis ir mes šiaip laiko nelabai turim, nes mano skrydis visai greit, o dar reikia dalykų nuveikti daug. Tai ką, viskas, varom toliau. Aš bėgsiu daug. Tai ką, chebrytė, aš po masažo, visas atsipalaidavęs, raudonų veidu nuo gulėjimo ant stalo. Žiauriai fainai buvo. Dabar lauksiu, kol tie 2 pasidarys savo masažą pusvalandį. Ir tada manau, kad jau lėksim į paskutinę vietą, kurią norim pažiūrėti. Tai netoli oro uosto visai yra graži panorama.
Tai tenais jau bus paskutinis spotas, kur šiandien aplankom ir iš tenais aš jau varau į oro uostą ir skrendu namo. Viskas. Tai 3 dienų trumpos, bet žiauriai fainos atostogos. Žiauriai faina buvo susitikti su Joe ir Kathleen ir su jais pasimatysim Sidnėjui, man atrodo, už savaitės su puse. Jie jau tenais grįžta ilgam, vasarą kartu praleisim Sidnėjui ir po to gal galvojam kažkur varyti kartu pakeliaut, bet čia dar ateityje planai tik tais. Tai va, tai toks mini update'as ir dabar jau varom toliau. Dar pagalvojau trumpai papasakosiu apie Gold Coast'o mano visą experience'ą, tai tikrai rekomenduoju tiem, kas nesat buvę Gold Coast'e, 100% apsilankykit. Vertinu 10 iš 10, tikrai fainas vaibas, toksai labiau, sakyčiau, atostoginis vaibas šitą mieste negu Sidnėjus. Sidnėjus gal biškį labiau didmiestis, o čia toksai primena šiek tiek gal kažko Palangą, bet iš gerosios pusės, sakyčiau, arba jeigu šiaip kas buvot Miamyje kada nors, tai irgi visai panašus vaibas kaip Miamyje. Tai va, tai tikrai rekomenduoju. Mes net kalbėjomės, kad galbūt kažkada čia persikrustinsim pagyventi biškį ilgiau, bet nežinau dėl šito dar, bet būtų faina, manau. Bet jo, tikrai rekomenduoju. Jeigu nesat buvę Gold Coast'e, apsilankykit ir praleiskit čia, manau, kokių tikrai savaitės gal užtenka, bet aišku, manau, kad galima ir ilgiau pagyventi ir ras ką veikti tikrai. Tai va, rekomendacija 10 iš 10 varom. Gal ne šiandien dar, bet kada nors tikrai pabandysiu šitą. Atrodo žiauriai baisu. Kada nors pasižadu padaryti šitą. Panašu, kad manęs nenori paleisti Gold Coast'as. Mano skrydį jau atidėjo kiek minučių. Spėju, kad gal dėl oro, nes panašu, kad ateina didelis lietus, bet nežinau dar. Tai kol kas kiek minučių vėlos skrydis. Ar daugiau vėlos, nežinau dar. Tikiuosi, kad ne, nes man reikia grįžti, nes rytoj darbą turiu eiti. Tai va, tai dabar važiuojam dar į tą paskutinę vietą panoramą pasižiūrėti. Nežinau, ar per tokį orą kažkas nors matysis, bet vis tiek varom, nes turim dabar daugiau laiko šiek tiek. Tai pažiūrėsim. Normally it's a bit better. Panašu, kad nepasisekė mums oro, nes ten toli turėtų būti visas Gold Coast'as, tie aukšti pastatai, bet dabar girdžiu tik griaustinį, pareina lietus, ypatingai iš ten. Oro uostas yra vadgrinai čia, kur šitie debesys susikaupia, ten žaibuoja, ten žaibuoja, ten žaibuoja ir ten žaibuoja. Tai nežinau. Bus įdomu išskrist, jeigu dar kartą nenukels skrydžio. Aš tikiuosi, kad čia ne dėl oro nukėlė, jo dėl kažkokių šiaip dalykų, bet panašu, kad gali būti dėl oro. Tai va, norėjau šitą vietą parodyti, nes čia sakė labai graži panorama yra ir ten turėtų matytis, jeigu sufokusuos man kažkada, jeigu nesufokusuos, tai ką darysi, tai turėtų matytis visas Gold Coast'as. Ir čia šiaip įdomi vieta yra, nes tenais yra ženklas, kuris parodo, kad čia susijungia dvi valstijos. Tai tenais su ženklu yra New South Wales, ten kur Sidnėjus, ten kur aš gyvenu, o čia į šitą pusę prasideda Queensland, kur yra Gold Coast'as. Tai čia gali realiai dviejose valstijose vienu metu būti, tiesiog perėjęs liniją. Tai mes dabar esam Queensland'e, bet pervažiuosim vėl į New South Wales ir tada vėl grįšim į Queensland, kur yra oro uostas. Ir kas įdomiausia, kad oro uostą skiria tą juostą ir oro uostas yra realiai dviejose valstijose vienu metu. Kas biškai yra confusing, nes New South Wales turi, jie persuka laiką į žiemos arba vasaros laiką, o Queenslandas nepersuka. Tai visą laiką skiriasi laikas. Tai pavyzdžiui, aš dabar žiūrėjau į skrydį, kad jis yra 7 valandą kažkiek, bet nežinau kuriuo laiku, ar New South Wales ar Queenslando, nes skiriasi 1 valandą. Tai čia biškai ir toksai confusas, tai net pas juos oro uosto website parašyta, kuriuo laiku reikia žiūrėti, kada yra skrydis. Tai va, tai čia ir pabaigiu savo trečiąjį video iš Queenslando. Nežinau, ar girdėjosi ką tik kaip sugriaudė stipriai. Ir va, tokia kelionė, tai buvo fainai ir pasimatom Sidnėjui. Bye bye! Say bye bye! Ate! 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 Ate, draugučiai! Ate, draugučiai! Ate, draugučiai! Ate, draugučiai! Tai va, ate, draugučiai!
ką, chibryte, mano nuotykiai nesibaigė, tai pasirodo, kad mano skrydį nukencelino. Tai va, šiandien aš niekur neskrendu, skrisiu rytoj ryte 9 valandą. Čia tai geras. Tuoj papasakosiu kodėl ir kaip čia viskas vyksta. Tai ką, chibryte, tokia istorija, kad nukencelino skrydį dėl to, kad į Sidnėjų galima įskristi tik iki 10 valandos. O kadangi mano skrydį atidėjo dėl oro kem minučių, tai mes būtumėm nusileidę Sidnėjaus oro uoste 10:30. 10 paskutinis skrydis, 10:30 mūsų. Tai obviously, kad negalima tokiu metu įskristi, dėl to jie visiškai nukencelino šiandien skrydį. Davė skrydį rytoj 9:30 ryto ir davė dabar man apgyvenimo hotelyje. Nežinau, ar geras hotelis ar ne, nelabai iš pavadinimo galiu surasti į Google, tai tikiuosi, kad bent jau patogus bus. Ir iki jo dabar mus nuveš autobusas, tiksliau ne dabar, sakė, už valandos atvažiuos, visus surinks ir tada jo nuveža iki hotelio, ryte sakė, autobusas pasiema ir iš hotelio atveža atgal į oro uostą ir jau yra užbukintas naujas skrydis. Tai šiaip viskas ok, apart to, kad aš rytoj šiaip į darbą turiu varyti ir man rytoj į darbą nuo 12, o aš Sidnėjų nusileidžiu tik tais 11:30, man atrodo. Tai jau menedžeriai parašiau, kad sakau, tikriausiai iš biškį darbą vėluosiu. Tai va, tai apart to, šiaip nuotaika gera, man tai juokinga, pirmą kartą gyvenime skrydį visiškai nukencelino, tai irgi įdomi patirtis visai. Tai galvau, kad jau video pabaigsiu, o pasirodo, kad dar tik įpusėjau. Ar manau, kad parodysiu, kokiam hotelį gyvensiu. Ir aš manau, kad net mums pavyks su Joe ir Kathleen susitikti ir dar vieną naktį praleisti. Nu ką, chibryte, su savo viešbučio kambarį, tiksliau net ne viešbučio, kažkokio rezorto, tai visai padorų, sakyčiau. Šiaip gan paprastas. Bet yra 2 lovos, tai aš miegosiu abiejuose tikrai. Dar gavau $30 voucherį pavalgymui, bet nežinau, kada jį panaudoti, nes 7 ryto jau atvažiuoja autobusas. Tai jeigu pusryčiam gal nebent, bet nežinau, nuo kada pusryčiai nepasakė ir pamiršau paklausti. Vakarienė sakė, jau nebėra. Tai nežinau, kam tas voucheris yra, bet žodžiu. Yra didžiulis rezortas. Daug pastatų, aš tam gyvenu. Tai va, tai jo, gal rytoj tiesiog updateinis dar mažas intro, outro, tiksliau gal bus, ar įsėdau į lėktuvą ir viskas. Tai jau gal pagaliau dabar atostogos mano baigsis. Varom miegot. Geras. Faina lova, labai gera.